Todėl nedaug dėvė jis su mano kūdikiu kažką tai padarys. O šiaip jeigu pavyzdys toks Maskvoje, ne, aš pasidarau kioskelio, franšizę gaunu, prekiauju sėkmingai, už kovą nuima, ateina naujas meras ir kioskelių sako nukelti. Kaip su franšizė? Kaip Verslo rizika. Verslo rizika. Force majeure. Tai yra verslo rizika. Čia nematau franšizės davėjas nelabai kaltas ir franšizės gavėjas irgi nekaltas. Ar franšizės verslus draudžia draudimo kompanijos? Nuo nesėkmės. Geras klausimas. Manau, kad ne. Nors galima bus jums pasiūlyti tokią idėją. Manau, kad galės finansuoti dalį tų išlaidų franšizės davėjas tam, kad padidinti populiarumą. Manau, kad nelabai. Labai per daug sudėtingai ir verslai. Dauguma verslų bus smulkus. Bet mintis įdomi. Galbūt taip ir gali būti. Beje, buvau praeitą vasarą JAV, buvau miestelį, kur franšizavimą veiklą pagal franšizę vystyti draudžiama. Uždraustas yra franšizės. Ir mintis yra, kad reikia išlaikyti šitą nedidelį miestelį, jis yra Masačusetso valstijai, išlaikyti tokį, koks jis buvo 40-ais, 50-ais, 60-ais, 70-ais, 80-ais ir taip toliau. Tai yra amerikietiškas nedidelis miestukas, be globalių prekės ženklų ir jokios franšizės. Tai gal indėnų rezervuotė buvo? Ne indėnų rezervuotė. Taip, miestelį, amerikietišką miestelį, kuriame gyvena 10 000 žmonių tiek verslų. Tikrai didžiulis skaičius. Tai muziejus. Jo, panašiai. Kaip muziejus, nepaliestas. Rumšiškės irgi. Rumšiškės irgi galbūt nežės. O tai dabar toks klausimas, jeigu tu perki logotipą prekinį ženklą iš užsienio, užsienietiškai, tenais reklama vyksta, rinkodara ir taip toliau. Ir kaip jie pasidarius sutartį, jie įsipareigoja visą tą reklaminę programą įvesti ir to šaly, kur parduoda tą... Taip, visų pirma, jūs neperkat prekės ženklų, tai yra labai svarbu. Jūs neperkat prekės ženklų, jūs perkat teisę jo naudotis. Kaip įsivaizduoju, taip, gali būti, kad įsipareigoja franšizės davėjas organizuoti programą ir ją vykdyti. Gali būti, kad jis įsipareigos duoti visus įrankius ir pasakyti, kaip programa turi būti vykdoma ir numatyti tada jau pareigą franšizės gavėjų išleisti atitinkamą sumą. Tai marketingai. Taip, ir sakyti, tai yra privaloma, nes tai veikia visur. Tai veikia Afrikoje, JAV, Europoje, Australijoje, Azijoje ir tai veiks Lietuvoje. Tai tas bendras, sakysim, puslapis internetinis, jisai... O čia, žinokit, marketingas ant tiek gali būti įvairialypis ir daugialypis. Svetainė yra vienas iš nedaugelio įrankių. Gerai, dėrybas su taip. Nu, tiesiog toks klausimas, jeigu tai yra bendras, sakysim, puslapis, tai tą vertimą, sakysim, jau. O čia jūs jau taip labai detaliai į sąlygas lendat, kad čia jau net žinot, kokios spalvos oda turi būti automobiliai. Jeigu tai nustato tos taisyklės, kad turi... Taip, sutarty gali būti numatyta, kad franšizė, kad bendram puslapį turi atsirasti vertimas vietinės kalbos ir pasako, kas už tai yra atsakingas. Ar franšizės davėjas išverčia, ar franšizės gavėjas. Kągi, priartėjom prie pabaigos. Sutartį turim, įvertinom, pasirinkom franšizę, yra sąlygos. Pasakysiu iš karto, kad kuo žinomesnis prekės ženklas, kuo didesnis franšizės tinklas, to dėryboms lieka mažiau vietos. Tai yra
take it or leave it. Tai yra paimkit, pasirašykit, arba palikit gulėti ir tiek žinių. Tai yra, nebus taip, kad, o galim delspinigius čia ne 0,05, o 0,04. O galima aš čia dar prie burgerių dar silkę padarinėsiu, nes mano labai sintonėjimą ir duomenį. Kaip sakot, derybos su franšizės davėju. Yra pinigas, dėl kurių kovojame. O tai ir ne. Mes kalbėjome apie tai, kad franšizės davėjas, parduodamas franšizę, nori žinoti netgi, kiek užsidirbs franšizės davėjas, nes jis gali suprognozuoti ir savo srautus. Ir jis nori, kad būtų sėkmingas tas verslas, nes kuo daugiau franšizų, tuo lengviau parduoti sekančių. Kuo daugiau franšizų užsidaro, tuo sudėtingiau franšizą parduoti. Kuo daugiau sėkmingai veikiančių padalinių, tuo didesnė tinklo vertė, tuo didesnė masto ekonomija, tuo geriau atpažįstamas visam pasauliu prekės ženklas ir galima stovėti ir vardinti labai ilgai. Santykiai ir derybos su franšizės davėju labiau primena tokį dalyką. Ir jūs kartu, kiekvienas tai aišku už save, bet tuo pačiu ir kartu. Tai yra santykiai, kurie turėtų būti pagrįsti pagarba, pasitikėjimu ir noru dirbti tą patį verslą kartu. Todėl, kai jūs kaip franšizės gavėjas pasirenkat franšizės davėją, jūs ar turėtumėt kartais pagalvoti, ar jūs iš viso nori dirbti su to žmogum, ne su ta įmonė, su to žmogum, su kuriuo reikės jums dirbti. Galbūt tai bus jums toks galvos skausmas, kurio nepagydys tie pinigai, kuriuos jūs uždirbsite. Lygiai taip pat ir franšizės davėjas. Pasirinkdamas franšizės gavėją, dauguma galvoja labai paprastai. Ar aš pasamdyčiau tą žmogų dirbti savo padalinį? Ir jeigu ne, dauguma atveju pasakys, kad na, mes nesueisim, mes nesudirbsim. Mes negalėsim skristi va taip.